iki atakos laiko pabaigos yra šiek tiek sudėtinga ir neabejoju, kad 5 numeriu pažymėtais marškinėliais žaidžiančia Dovilė Saurazaitė. Balaban ir pirmieji taškai. Žukaitė dabar bijodama nesportinės pražangos, o gal meistriškumo. Pritrūksta Bungaitė ir Razgutė yra tos krepšinkės be Dovilės, kurios yra pelniusios taškus. Yra tikrai nemažai patirties turinčių žaidėjų Panevėžio komandoje. Čia jos tėvelis čia dabar tikrai turėjo būti labai laimingas, ne pirmas jas tritaškis šiandieną. Panevėžio komandos atakos tęsiniui Kamilė Žukaitė prikalbėjau. Įkrito Razgutės puikus. Beje, šio bei to reikėjo, kad šitaip atlaikyti. Žiūrėsime, kaip seksis jai šis išėjimas. Puikus perdavimas. Turi derinti šiek tiek tą tvarkaraštį pagal jas. O toliau šiame ketvirtyje niekas nesiseka Panevėžio komandai.